Sveiki! Mokslininkai pranašauja, kad po kelių dešimčių metų Lietuva taps labai turtinga valstybė. Ir pardavinės didžiausią tais laikais brangenybę – geriamąjį vandenį. Svarbu, iki to laiko šios brangenybės neišvaiščius. Tad šiandien kalbėsime būtent apie vandens taupymą, protingą naudojimą ir keliausime į Kauną, kur dėl vandens kovojama ir apie jį kalbama jau labai seniai. Be vandens negali gyventi nė viena gyvybės forma. Vanduo svarbiausia ląstelės sudedamoji dalis. Apie 60% medžio svorio sudaro vanduo. Gyvūnuose jo kiekis kinta nuo 65 iki 80%. 2/3 žmogaus kūno taip pat sudaro vanduo. Beje, mūsų smegenyse vandens yra apie 75%, kauluose 22%. O kraujyje net 83% vandens. Kiekviena žmogaus gyvybinė sistema naudoja vandenį maistui virškinti, tirpinti ir pernešti naudingas medžiagas į kraują, o nereikalingas ir žalingas pašalinti iš organizmo. Vanduo kontroliuoja ir žmogaus kūno temperatūrą. Be maisto žmogus gali gyventi kelias savaites, o be vandens tik kelias dienas. Nors metinis kritulių kiekis Žemėje yra pakankamas, ne visas lietus ar sniegas tolygiai iškrenta visame jos paviršiuje. Kai kuriuose Žemės dalyse kritulių iškrenta labai daug. Vis daugiau katastrofiškų padarinių sukelia liūtys ir uraganai. Kyla neregėtų masto potviniai, griaunantys namus, tiltus, ardantys kelius, užliejantys dirbamus laukus, naikinantys pasėlius ir nusinešantys tūkstančius žmonių gyvybių. Nelaimė išgyvenę žmonės skaičiuoja milijoninius nuostolius. Tačiau yra Žemėje vietų, kur nelyja kelerius metus iš eilės. Vienoje atšiauriausių dykynių pasaulyje, Čilėje, Atakamas dykumoje, per kelerius metus neiškrinta nė lašelis lietaus. Čia vyrauja druskynai. Vėjas tarsi smėlį nešioja išdžiūvusią druską. Tokiose dykumose vandens trūksta ne tik augalams ir gyvūnams, bet ir žmonėms. Sausuose kraštuose labai daug vandens reikia žemės ūkio kultūroms laistyti. Jeigu aukštupio gyventojai žemdirbystėje, augalininkystėje sunaudoja daug vandens, žemupio gyventojams jo ima trūkti. Taip susidaro vandens krizė. Kyla konfliktai ne tik tarp aukštupio ir žemupio gyventojų, bet ir tarp valstybių. Daugiau kaip milijardas mūsų planetos gyventojų neturi geriamojo vandens. Afrikoje daugeliu gyventojų neužtenka švaraus vandens net valgiui pagaminti. Be vandens negali būti nė kalbos apie tinkamas sanitarinės sąlygas ar skurdo mažinimą. Šiandien daugelį valstybių švarus vanduo laikomas tiesiog Dievo dovana, todėl nieko nedaroma, kad jis būtų apsaugotas ir išsaugotas. Nenuostabu, kad net 3-ojo tūkstantmečio pradžioje dar daug žmonių serga viduramžiams būdingomis ligomis – cholera, dizenterija, hepatitu ir kitomis. Nemažai daliai žmonių tiesiog trūksta švaraus vandens ar paprasčiausių sanitarinių sąlygų. Iš maždaug 877 milijonų Europos ir Centrinės Azijos gyventojų beveik 140 milijonų, tai yra 16%, neturi vandentiekio. 85 milijonai, 10%, neturi reikiamų sanitarinių sąlygų. O 41 milijonas, tai yra 5%, iš viso neturi neužteršto geriamojo vandens. Vanduo vadinamas mėlynuoju auksu. ES jau rengia Europos vandens išteklių apsaugos planą, skirtą vandens naudojimui valdyti. Išskirtinį dėmesį atkreipiant, kad vanduo būtų taupomas žemės ūkyje, statybose ir pramonėje. Svarstoma galimybė priimti naują direktyvą dėl efektyvaus vandens naudojimo pastatuose, panašiai jau galiojančią dėl pastatų energetinio naudingumo. Pavyzdžiui, bus siekiama, kad bent naujose statomuose pastatuose būtų įrengtos lietaus vandens panaudojimo sistemos. O štai Lietuvos padėtis išskirtinė. Vandens mums netrūksta. Statistikos departamentas buvo, nežinau pagal kokias metodikas atlikęs apskaičiavimą, kiekgi kainuoja ištekliai. Ir viso buvo naudingos iškasenos Lietuvoj, kažkur tai vertos virš 50 milijardų litų. Tame skaičiuje 15%, kas yra apie 8-9 milijardai, yra požeminio vandens ištekliai. Mes išskirtiniai esame Europoje,
kalbant apie gėlo vandens išteklius, galimybės naudoti gėlą vandenį, kiekius, todėl kad apart kitų žemės gelmių turtų, kuriuos mes nelabai gerai žinom, ką mes turim, tik tai gandų pilna, ką mes turim, ar dujų, ar metalų, ar ko, bet gėlo vandens mes tikrai turim daug. Mes, Lietuvos gyventojai, visoms savo reikmėms naudojame gėlą požeminį vandenį. Buityje gaminame maistą, prausimės, skalbiame, gamybiniuose pramonės įmonių procesuose, žemės ūkio produkcijos gamyboje. Buities poreikiams vienas Lietuvos gyventojų suvartoja apie 80 litrų vandens per parą. Taigi skalbimės, maudomės, plaukiojame baseinuose, pilnuose švaraus skaidraus vandens. Ir net nesusimastome, kaip ir iš kur vanduo mus pasiekia. Ar ilgam Lietuvoje užteks gėlo požeminio vandens išteklių? Pasirodo, netgi mūsų kaimynių Latvijos ir Estijos sostinių gyventojai neturi galimybės gerti gėlą požeminį vandenį. Pavyzdžiui, apsirūpina geriamų vandenių estai, tai yra Talino miestas, kaip Ryga. Tai Talinas turi ežerą, vidury miesto turi ežerą, jis aptvertas, jis saugojamas, iš to ežero įima vandenį, jį nukenksmina, padaro tinkamą vartojimą ir duoda gyventojams. Rygiečiai pagrindiniai kiekiai apie 80% vandens geria iš Dauguvos upės, irgi atitinkamos technologijos. Ir jie daug labiau problemų turi, daug didesnių ir sunkiau sprendžiamų problemų negu mes. Lietuva, jeigu palyginus su kitom šalim, mes stovim, vadinkim, viršui lentelės, nes mes geriam požeminį vandenį 100%. Tokių šalių nėra daug Europoje. Aš turiu pavyzdžius lentelės, tai Danija, Austrija, kurios irgi apie 90% ar panašiau. Toliau tas dalis požeminio vandens kitose šalyse yra gerokai mažesnis, nes kitos šalis naudoja ir paviršinį vandenį, ir požeminį vandenį. Lietuva ypač gamtos apdovanota vienu iš svarbiausių savo turtų. Mūsų ta pati geologinė sandara, tas Baltijos artezinis baseinas, jisai, vadinkim, lėmė, kad ta pati kritulių infiltracija ir panašiai, tai yra nuosėdinė danga sudaryta iš smėlių, molių, persisluoksniavimo ir panašiai, užtikrina pakankamą sankaupą požeminio vandens. Kitos šalis, kur, pavyzdžiui, turi kalnus, uolėtas, uolėnas, ten yra truputį sunkiau su požeminio vandens ištekliais. Be abejo, mūsų platumos pasižymi gan intensyviai kritulių kiekiais ir jų infiltracija, kas irgi papildo požeminio vandens išteklius. Taigi tokiu atveju čia jau pats Dievas lėmė, kad mes turim to vandens pakankamai. Vandens yra visur. Jūs žinot, iš šulinių žmonės vandenį geria, tai yra 3-5 metrų gyliai. Pavyzdžiui, jeigu eisim į vakarus, vakarų Lietuvoje, žmonės geria tiek iš šulinių, tiek geria iš 200-300 metrų gylio gręžinių. Tai yra tas vanduo įvairiame gylyje. Dabar, jeigu kalbėt apie vandens kokybę, požeminis vanduo yra paprastai gerai, gilus vandeningi sluoksniai yra gerai apsaugoti ir čia, kaip šneka apie tarša žemės paviršiuje atsiliepia į paviršinius vandeningus sluoksnius, kurie yra 10 metrų gylį, galbūt net iki 50 metrų gylį. Tokiu atveju mes turim problemą, tai galima sakyti, su gamtinės kilmės tam tikrais junginiais požeminiam geriamajam vandenį. Ir kaip minėjau, tas pats Klaipėdos regionas, ar tai būtų šiaurės vakarų Lietuva, kur yra padidinti fluoro kiekiai vandenį, tai yra toksinis junginys. Jeigu kalbėsim apie vidurio Lietuvą ar Suvalkiją, čia yra vienas žemėlapis, vieno požeminio vandens baseino fragmentas. Matot, žalia spalva, tai yra labai geros kokybės vanduo, tačiau iškyla ties Panevėžio, Kėdainių arealų, raudona spalva nudažyta, kur ten yra padidinti kiekiai sulfatų ir chloridų. Tai nėra toksiniai junginiai, tai yra indikatoriniai, kurie jums spalva gali būti nepatikti vandens ar truputį skonis vandens. Tačiau čia yra per geologinių lūžių sistemas iš giliau ateinantis vanduo. Tai tokiuose regionuose, kaip vadinkim tą centrinę ir Suvalkijos, yra vandens pakankamai, tačiau jis nėra labai geros kokybės, ta prasme, kad, kaip jūs žinot, ir geležis. Tai yra kvapas ar panašiai. Jis nėra kenksmingas sveikatai, tačiau žmonės norėtų turėti geresnį. Bet taip jau lėmė gamta, kad turim regionus, kur yra ta problema. Kaunas. Vanduo miestui tiekiamas iš 4 vandenviečių. Eigulių vandenvietė seniausia, įkurta dar 1929 metais ir tada buvo vadinama tiesiog šaltiniu.
Žinoma, tais laikais čia, kai buvo pradėta eksploatuoti tą vandenvietę, tai buvo iš jos nutesta viena linija į Rotušės aikštę, pastatyta vandens ėmimo kolonėlė vieša ir žmonės kibirais atsineždavo. Tai buvo Kauno centralizuoto vandentiekio pradžia. O dabar, aišku, vandens kiekis čia buvo skaičiuojamas tik tai kubais paėmamo ir tiekiamo, o dabar vandens kiekis jau Kauno miestui per parą pateikiama apie 60 000 kubinių metrų vandens. Tai yra visiškai kita sistema ir dabar vanduo pasiekia praktiškai didžiąją dalį kauniečių būtų, namų, visas įmonės, mokyklas, darželius ir taip toliau. Visos Lietuvos vandenvietės įkurtos gražiose vietose, aplink jokios žmogaus ūkinės veiklos, tik miškai ar pievos, aptvertos uždaros teritorijos. Vandenvietės akylai saugomos. Eigulių vandenvietę taip pat supa 70 hektarų sanitarinė zona. Šalia vandens laboratorijos pastato trykšta fontanas. Tikras kurortas. Tik užėję į siurblių cechą suvokiame, kad ši vien Kauno gyventojų poreikiams kasdien išpumpuojama 1000 kubinių metrų vandens. Vien šioje vandenvietėje vanduo tiekiamas iš 70 gręžinių. Netoliese Kleboniškių gyvenvietėje yra dar 7 gręžiniai. Stebėme, kaip specialistai matuoja vandens horizontą viename iš gręžinių. Tai yra, ar užtenka gręžinyje vandens. Gręžinys šitas yra apie 30 metrų, o bendrai gręžinius, jeigu paėmus, tai yra gręžiniai nuo 30 iki 60 metrų gylio. Šitas gręžinys duoda iki 80-100 kubinių metrų per valandą. Todėl gręžinių reikalinga daugiau, kad aprūpinti poreikį patenkinti vartotojui. Dirba ne visi vienu metu, priklausomai nuo vandens poreikio, dalis gręžinių dirba, dalis ne, jie paprastai keičiasi, kad vanduo juose neužsistovėtų. Tuo būdu pasikeičiant gręžinius, vanduo išlieka švarus gręžiniuose. Šiandien Kauno mieste visose šitose 4 vandenvietėse yra išvaldytos vandens ir patvirtintos 160 000 kubinių metrų į parą vandens atsargos. Tai yra tiek būtų galima imti iš požeminių šaltinių ir tiekti Kauno miestui ir jos pasipildytų. Jos nemažėtų, nei kokybė blogėtų, nieko. Šiandien dienai, kaip pat buvo užsiminęs, pateikiam vidutiniškai apie 60 000. Tai praktiškai 2,5 karto galima būtų imti daugiau, nedarant jokio ekologinio neigiamo poveikio. Kodėl tokios didelės galbūt kyla klausimas atsargos, bet buvo sovietmetis, kai praktiškai tas visas vanduo ir buvo įmamas iš šitų požemių ir jau net buvo dairomasi naujų vandenviečių, nes atskirom dienom ar karščių metu jau miestui kaip ir truputį trūkdavo vandens. Nes tuo laiku tai vanduo jisai neturėjo jokios savo vertės ir technologijos ir sanitariniai prietaisai buvo nepritaikyti jo racionaliam naudojimui ir tas vanduo, kaip mes sakom, liejosi laisvai. Nesitiki, kad dar prieš 20-metį ne tik Kaune, bet ir Vilniuje gėlo požeminio vandens vartojimas jau buvo ties kritinė riba. Vandens vartojimo apimtys pagrinde sumažėjo ir dėl pramonės poreikių. Jeigu kokiais 90 metais, 89 metais bendras vandens balansas Respublikoje didžiuosiuose miestuose buvo maždaug 65-70% vartodavo pramonės įmonės, o likusį dalį komunaliniai vartotojai, kaip anksčiau vadindama, gyventojai, ta prasme. Tai dabar yra atvirkščiai. Gyventojai suvartoja savo reikmėms, komunalinėms reikmėms sunaudoja apie 70-60%, o likusią dalį tai pramonės įmonės. Tai daug labai priežasčių, kodėl taip atsitiko. Žinoma, pati pagrindinė, kad tai yra naujos technologijos, kad technologijos yra daug mažiau imlios. Žinoma, užsidarė labai daug gamyklų, tų didelių sąjunginių gamyklų, kurios turėdavo ištisus cechus galvaninius, taip vadinamus, kur ten vanduo tiesiog liedavosi per kraštus. Ir, kalbant apie Vilnių, tai Vilnių jau paskutiniais sovietmečio metais jau geriamo vandens pradėjo trūkti iš tų vandenviečių, kurias mes eksploatuodavom. O mes eksploatavom vandenvietės ir dabar eksploatuojame, tai Neries, sakykime, upės slėnį, Vilnelės, Vokės upės slėniuose ir buvo išvalgytos ir dabar jos yra vandenvietė, tiksliau sakant, prie Merkio, už Paluknės. Ten yra puikus gerimo vandens klodai atrasti ir buvo galvojama, kad jeigu jau Vilnius pritruks vandens, tai tada vandenį atsivesim net nuo Merkio.
Bet matot, kaip viskas persimainė ir iš tikrųjų tai yra labai gerai. Negalima švaistyti, nors tu ir daug turi to turto, negalima švaistyti jo į kairę, į dešinę. Šiandien lietuviai jau išmoko taupyti, vandenį taip pat. Ir tikrai netiesa, kad vandenį ypač taupo vokiečiai. Mes vandens suvartojame kur kas mažiau už tūlą europietį. Kasdieną galima sunaudoti, vadinkime, apie 3 milijonus kubinių metrų vandens per dieną, tačiau šiuo metu mes naudojam tik tai apie 13-15%. Tai yra šiandien mes tiek naudojam. Taip, taupo žmonės ir dalis žmonių, aš sakyčiau, perdėtai taupo, bet tai turbūt lemia ekonominė situacija, žmogus stengiasi sutaupyti kiekvieną litą ir šiandien dienai vidutiniškai buityje vienas kaunietis sunaudoja šiek tiek per 80 litrų į parą geriamojo vandens. Tai jeigu žiūrint į europinę praktiką ar kito pasaulio praktiką išsivysčiusių šalių, tai yra mažokai. Jeigu tas skaičius būtų apie 120 litrų į parą, tai jis būtų tikrai racionalus, optimalus ir žmogui nereikėtų taupyti sanitarijos higienos atžvilgių. Bet šiandien situacija yra šiek tiek kitokia, tik tai 80 litrų, bet jau mes vis tiek, ypač prieš sunkmetį, tendencija buvo ta, kad jau vartojimas buvo pradėjęs augti. Savo laiku kaunietis net buvo naudojęs čia po nepriklausomybės apie 1900 maždaug 97-8 iki 2000 metų vandens suvartojimas siekia tik tai 73-75 litrai į parą. Ir jis jau buvo pradėjęs augti, jau buvo pasiekęs ir 85, bet paskui sunkmetis vėl įnešė savo korektūrų ir ta suvartojimo norma nukrito iki 80-81 litro į parą. Nenorime pykdyti savo tautiečių, tačiau vanduo Lietuvoje nėra brangus. Lietuvoje ir kaina, ir savikaina, svarbiausia savikaina palyginus su ES yra tikrai labai maža. Aš nežinau ne vienos valstybės ES, kurios geriamo vandens kubinis metras savikaina, nekalbu apie kainą, savikaina būtų lygi maždaug 1,5 euro. Ir čia šita kaina yra ne tik geriamo vandens kaina, bet tai yra bendra kaina kartu su nuotekų utilizavimu. Tai paprastai Vokietijoje ar Prancūzijoje ar kitose šalyse vien geriamas vanduo kainuoja nuo 3 iki 5 eurų kubinis metras. Taip, kad iš tikrųjų, čia daug tokių priežasčių, žinoma, viena iš tų yra ir tai, kad mūsų vanduo yra labai saugus, labai patikimas, ir mažiau reikia įdėti kaštų ir technologinė prasme jį nukenksminant. Mes turim vienintelį tokį, tom gėlame požeminėme vandeniu tokį vieną minusiuką, tai kad jame yra daug geležies ir mangano. Ir jisai pavirsta rudomis nuosėdėmis, kada mes jį pakeliame jam susijungus su deguonimi. Bet tai yra nepalyginamai mažesni kaštai tokį vandenį išvalyti, negu imti iš upės, iš ežero vandenį, prižiūrėti pačią upę, patį ežerą nuo taršos. Užvalgyta yra maždaug 3,2 milijonai kubinių metrų per dieną. Mes galim tokį kiekį naudoti, nebijodami, kad išseks, nes tokiu atveju visada, taigi tai nėra uždaras ežeras. Vyksta sniego tirpsmo vandenis, dalis patenka į upės, dalis infiltruoja žemės gelmes ir tas procesas vyksta 1000 metų. Kai mes šnekam apie gilius sluoksnis, ten 150 panašiai, tai šito vandens amžius yra apie 10 000 metų. Tai yra visas procesas. Ir dabar, kai visi kalba apie tą klimato pokyčius, atšilimą, kad išseks ištekliai, buvo tarnybos užsakymo atlikti tam tikri vertinimo darbai, aš ten pagal klimatos kaitos scenarius, aš jų pilnai nežinau, bet parodė tie tyrimai, kad požeminio vandens ištekliam nėra jokios grėsmės. Gali sausros tos ar panašiai pakenkti paviršinio vandens ištekliam. Tai yra upelėm ar panašiai. Ir mes, tarp kitko, šiemet stebim labai paviršinio vandens lygio kritimą. Tiesiog kai kurie ežerai metrą kritę ar panašiai, tvenkiniuose vanduo irgi nusekęs. Čia šitie dalykai, bet ne požeminio vandens ištekliai. Aplankome vandens laboratoriją. Įsitikiname, kad kasdien geriame kokybišką vandenį. Mes jau gerą 10-metį turime šitą lozungą visi vandentikiečiai, kad gerkite mūsų vandenį iš čiaupų ir tikrai nesirgsite, būsite
būsite sveiki, kadangi mūsų vanduo yra ir kokybiškas, ir saugus. Iš tikrųjų, kartu su geriamo vandens vartojimo kultūra pas mus iš Europos atėjo ir kiti dalykai. Nu, kaip jau ir minėjau, gerti vandenį iš įpakuotų plastikinių indų. Jeigu pažiūrėsi savikainą, tai 2 litrai tokio vandens kainuoja beveik tiek pat, kiek kubinis metras gerimo vandens iš čiaupo. Bet atėjo ir kita, nu, sakykime, kartu su verslu, su bizniu atėjo ir produkcija, kuri vadinama filtrais gerimo vandens, lokaliniais filtrais. Nenoriu, kad neapkaltintų mane antireklamą vardinti pavadinimų tų filtrų, bet jie yra vadinami kasetiniai filtrai, jie yra kasetė, kuri įstatoma į kokį tą indą ir jau deklaruojame, kad praėjus, geriamas vanduo praėjęs tą kasetę tampa saugus, patikimas, taip toliau. Nu, visi daktarai, higienistai ir mūsų profesionalai kalba atvirkščiai apie tai. Nu, jau jeigu jūs vartojate ir jūs įtikino pardavėjai, kad jums reikia gerti vandenį praleistą per tą kasetę, tai jau bent jau tą kasetę ir tą, sakykime, vandens indą laikykite šaldytuve. Nes jeigu jūs jį laikysite virtuvėje ar kambaryje, kambario temperatūra, tai ta kasetė tampa, nu, atvirkščiai, tai tampa bakterijų veisykla, o ne kažkoks tai patikimas gerimo vandens valytojas. Taip galima įsireikšti. Taip, kad gerkite vandenį iš čiaupo ir viskas bus tvarkoje. Tai yra gamtos duotas vanduo. Dabar mane irgi truputį yra minkštinamas vanduo. Nu, specialiai minkštinamas. Nu, nėra gerai, minkštinimas gali, kaip sako, padėti arbatiniu ir panašiai, kad ten kalkės neiškristų, bet aš nesu sveikatos apsaugos specialistas, bet per daug minkštas vanduo, tai išplaus tos pačius kalkės ir iš mūsų kaulo ir panašiai. Tai yra gamta davė mums subalansuota ir aš, kaip sako, nemanau, kad kažkur tai vienur prasčiau, kitur geriau. Šiandien vandens laboratorijose kasdien tikrinama ne tik vandens kokybė, bet ir išvalytos nuotekos, išleidžiamos atgal į Lietuvos upes. Geriamas vanduo yra tikrinamas kiekvieną dieną, įmama maždaug 10-12 mėginių iš Kauno miesto įvairių taškų, kad galėtume matyti kokybę, kokie patenka vartotojui. O nuotekos taip pat tyriamos yra kiekvieną dieną, jas veža iš nuotekų valyklos mums ir tuo būdu mes sužinome nuotekų valyklos valymo efektyvumą. Kaunas dabar į Nemuną išleidžia tikrai švarę, gerai apvalytas nuotekas, bet pagal tai, kai buvo mechaninis valymas ir biologinis valymas, be abejo, vandens kokybė labai skiriasi, nuotekų kokybė skiriasi. Ir mes galim drąsiai sakyti, kad aplinkos neteršiam. Pabaigoje archyviniai kadrai. Prieš 21 metus rugsėjo mėnesį visa Lietuva džiūgavo, kad Kaunas pagaliau turi savo valymo įrenginius ir nuotekomis daugiau nebeteršia Nemuno. 15 metų laukiau tos dienos, kadangi Kaunui reikėjo šitos įmonės įrengimų, to labiau, kad visi gražiai kalbam apie Nemuną, o iki šio laiko jo nesirūpinau. Aš manau, kad dabar padarytas žingsnis, kur tikrai realiai parodysim, kiek mums tas Nemunas buvo brangus. Nuo tada kauniečiai žengia koja kojon su naujausiamis technologijomis. Šiandien turi kogeneracinę jėgainę ir iš išvalytų nuotekų dumblo gamina biodujas. Apie tai kitoje laidoje. Na, dabar viktorina. Praėjusioje laidoje uždavėme štai tokį klausimą. Kiek procentų sumažėja šilumos nuostoliai vamzdynuose, juos apšiltinus pagal naujausias dabar egzistuojančias modernes technologijas? Ir teisingas atsakymas buvo nuo 30 procentų, kiek prarandama dabar, iki 20. Taigi 10 procentų. Pirmasis teisingai atsakė Arvydas Vilkonaitis iš Joniškio. Laimėtojo atitenka 3 mėnesių savaitės leidinio prenumerata. Na, dabar skelbiame naują klausimą. Kiek per 20 metų Lietuvoje pabrango karštas ir šaltas vanduo? Atsakymų variantus matote ekrano apačioje, adresą, kuriuo reikia siųsti teisingąjį variantą, taip pat matote ekrano apačioje. Tad laukiame jūsų atsakymų ir laimėtoją paskelbsime kitą sekmadienį.